pat kovėsi ir porose. Ir tradiciška pradžia, kai kaunasi japonas ir amerikietis. Kol kas amerikietis valgo daug smūgių, tačiau sugeba apsiginti. Ir dabar Laidakas mėgina išnaudoti savo svorio masės pranašumą. Bandė prieiti arčiau Kaneharos. Kanehara vis atsimušinėja kojomis ir pagaliau Laidakui pavyko prieiti prie pat japono. Trumpi kapoti smūgiai. Ir Kanehara vėl grįžta prie ankstesnės taktikos. Susikibimas. Laidakui be abejo parankesnis yra toks kovos būdas. Nors pavojingą veiksmą atlieka Kanehara. Laidakas yra taip pat gan neblogoje padėtyje, ta prasme, kad jis gali bet kada paliesti ringo virvę ir sustabdyti skausmingą veiksmą. Vieno taško netenka amerikietis. Užsuko jam dabar pėdą Hiromitsu Kanehara ir dvikova tęsiasi. 1 tašku pirmauja Kanehara. Laidakas vėl priartėja prie varžovo. Nelabai jam turbūt patiko kojų smūgiai, kuriuos jis gavo šios dvikovos pradžioje. Ir štai Laidako galingas metimas, fizinės jėgos demonstravimas, po kurio Kanehara kiek buvo apkvaitęs, tačiau atsigavo ir štai kokiu būdu dabar Kanehara bando išsivaduoti iš amerikiečio globos. Atrodo, vėl problemų turi Dženas Laidakas. Ir štai mokinys verta savo mokytojo. Tokiais pačiais smūgiais, kaip Kanehara, kuriuos ką tik sudėjo Kanehara Laidakui. Laidakas dabar priverčia atsipalaiduoti Hiromitsu Kanehara ir taip pat sėkmingai amerikietis atlieka skausmingą veiksmą. Rezultatas išlygintas. Kanehara prisiminė savo tolimą artileriją ir truputį pailsėti nutarė Dženas Laidakas. Tai labai patinka Hiromitsu Kaneharai. Tokiais inteligentiškais, gražiais judesiais jisai išreiškia pritarimą tokiam Dženo Laidako poilsiui ir dvikova tęsiasi. Vienas knockdownas jau buvo. Ir štai ką siūlo Dženas Laidakas Hiromitsu Kaneharai. Truputį paskraidė dabar japonas. Ir po kelių spyrių atrodo, kad Hiromitsu Kanehara taip pat... Ne, jis neatsidūrė knockdowne, tiesiog sugriebė ringo virvę ir dvikova buvo sustabdyta. Nors Dženui Laidakui be abejo būtų patikę tęsti tokią akciją. Apsikeitė galingais veiksmais jau abu kovotojai. Dabar gali būti trumpa atokvėpio minutė. Tačiau taip negalvoja Kanehara, taip pat užlaužė Dženui Laidakui koją, užlaužė skausmingai. Laidakas priverstas vėl ropoti prie ringo virvės, tačiau Hiromitsu Kanehara jį atitraukė atgal. Ar pavyks Laidakui išsivaduoti? Atsistoja Laidakas. Ir dabar jau Laidakas skausmingas veiksmas. Hiromitsu Kanehara pasiekė ringo virvę ir netenka dar vieno taško. 11-12. Kanehara labai aukšti smūgiai. Ir dabar amerikiečio ranka kaip svertų pasinaudoja Hiromitsu Kanehara, parverčia Laidaką ant žemės ir kol kas nieko nedaro. Tiesiog laiko amerikietį ir štai dabar pirmas bandymas užlaužti ranką. 5 minutės jau praėjo. Pavyksta išskirti Kaneharai Laidako rankas. Ir labai skausmingas veiksmas. Kulveršiu išsivaduoja Dženas Laidakas. Dabar jau aklinas
užspaudimas, kurį atlieka Dženas Laidakas. Jeigu jam pavyktų šis veiksmas iki galo, tai Kanehara turėtų atsisveikinti šioje dvikovoje su žiūrovais. Tačiau Kanehara netenka tik vieno taško. 11-11. Išlyginamas rezultatas, taigi knockdowno didžiausia taškų skaičių, kurį neteko Dženas Laidakas po knockdowno, jis jau sugebėjo išlyginti. Ir galima sakyti, kad viskas prasideda nuo nulio. Tango po visą ringą ir Kaneharos gražus permetimas, netgi su pagalba spyruokliuojančių ringo virvių, nes Laidakas yra sunkesnis už Kaneharą. Nedaug, 10 kg, tačiau vis dėlto tai yra šioks toks svorio skirtumas. Ir skausmingas veiksmas, labai sėkmingai jį atlieka Kanehara. Koja pasiekė Dženas Laidakas ringo virvę ir netenka taško. Sugebėjo Kanehara šioje situacijoje atlikti sėkmingą veiksmą, aukštas smūgis koja. Laidakas, permetimas, gražus permetimas, galva trenkėsi į ringą dabar Kanehara. Ir Laidakas bandys užlaužti Kaneharos ranką. Kaneharai be abejo dabar į naudą. Naudinga yra pagulėti po atlikto permetimo ir jam reikėjo atsigauti ir jis sėkmingai pavyko. Dabar Kanehara atlieka skausmingą veiksmą, Laidakas daug nemastydamas taip pat koja liečia ringo virvę ir vėl 2 taškais pirmauja Hiromitsu Kanehara. Nesėkmingas Kaneharos bandymas smūgiuoti. Ir kaip sudedama lovelė dabar Dženas Laidakas dėlioja Hiromitsu Kaneharą. Pakeičia veiksmą, bandys užsukti pėdą. Atrodo, veiksmas pavyko. Taip bent galima spręsti iš Kaneharos kalbų. Rezultatas vėl lygus. Sunkiai stojasi pas skausmingą veiksmą Kanehara. Smūgių kruša, labai daug smūgių. Laidakas tik ginasi, tačiau po truputį per šią smūgius jis priartėja prie Japono. Ir vėl bandys užlaužti Kaneharai ranką. Išskiria Kanehara, trumpam išskiria Laidako rankas. Ir viščiuko sparnelis. Suvystytas dabar Laidakas, tai gali būti kovos pabaiga, jeigu Laidakas pasiekė ringo virvę ir išgelbėja dvikovą, nes dabar gerokai jo žerago jį buvo surietęs Hiromitsu Kanehara. Gražu, tačiau neefektyvu. Ir dabar Dženas Laidakas tapšnoja Kaneharai per mentis. Po to imasi skausmingo veiksmo ir gan originaliai Kanehara. Kojos smūgiais į galvą iš nepatogios padėties atmušė Dženui Laidakui norą atlikti skausmingą veiksmą iki galo. 10 minučių vyksta kova. Gan staigus ir sėkmingas Dženo Laidako veiksmas ir vėl rezultatas lygus.
pakoregavo smūgių aukštį Hiromitsu Kanehara. Prieš tai visą laiką matėm, kad jis smūgiavo tik aukštus kojų smūgius ir dabar keli žemi smūgiai buvo labai sėkmingi. Vėl švysteli į orą Hiromitsu Kanehara, Dženas Laidakas ir japonas knockdown'e. Puikiai pavyko šis veiksmas Dženui Laidakui. Dar kartą. Ir Dženas Laidakas dabar turėjo progą, kol visiškai neatsigavęs po knockdowno yra Hiromitsu Kanehara perimti iniciatyvą, tačiau jis to nesiėmė, nors pats japonas palengvino amerikiečio darbą ir skausmingas veiksmas ringo viduryje. Kanehara ropoja link ringo virvės ir pasiekė ją. Nepavyko Dženui Laidakui išlaikyti Kaneharos ilgiau ringo viduryje. 8-3. 10 minučių kovota. Jeigu visų taškų netektų japonas, pergalė būtų skirta Dženui Laidakui. Laiko dar yra pakankamai daug ir tai be abejo gali atsitikti. Kanehara. Skausmingas veiksmas, Laidakas netenka taško. 7-3. Pavargo abu kovotojai, tai akivaizdu. Dabar kyla jau ir ištvermės klausimas, kuris iš kovotojų yra ištvermingesnis, psichologiškai stipresnis ir kuriam dar užteks noro įveikti savo varžovą. Dženas Laidakas dabar paspaustas po Kanehara. Netenka dar vieno taško amerikietis. 6-3 mažina skirtumą Hiromitsu Kanehara. Ir galbūt paskutinis epizodas buvo gera proga pailsėti Dženui Laidakui. Laidakas visąlaik stengiasi pereiti į artimą dvikovą. O tai jau yra pavojinga. Hiromitsu Kanehara nusteigęs atrodo šioje vietoje baigti diskusijas su Dženu Laidaku. Tai bent atrodė todėl, kad jis pasitempė amerikietį į ringo vidurį ir planuoja šiam atlikti skausmingą veiksmą, tačiau Dženas Laidakas sėkmingai pereina į kontrataką. Atsistoja Kanehara. Stiprina skausmingą veiksmą Kanehara ir Laidakas šuoliu tempdamas paskui save japoną pasiekė ringo virvę. Labai lėtai parvirto dabar Dženas Laidakas. Ir bandys Laidakas atlikti permetimą, atrodo. Tokie yra šio vaikino ketinimai. Tik yra klausimas, ar užteks jam jėgų. Paskutinės 3 minutės ir permetimo atlikti nepavyko, o Kanehara kontratakuoja gan sėkmingai. Laidakas kūlviršį išsivaduoja iš šios skausmingo veiksmo. Ir viskas grįžta į pradinę padėtį. Bandys Laidakas
Pavyksta. Netenka dar vieną tašką Kanehara. Jeigu Laidakas sugebėtų atlikti dar 2 tokius permetimus, jis laimėtų dvikovą. Akivaizdu, kad Kanehara daugiau jėgų turi, jis yra gerokai vikresnis ir judresnis. Džanui Laidakui sunkiai sekasi kovoti po paskutinio atlikto permetimo. Atsistoja Kanehara. Ir Laidakas vėl bandys pakelti Japoną į orą. Kanehara įsispyręs nesileidžia. Ir Laidakas atsisako savo veiksmų ir be reikalo trumpam buvo pakėlęs ranką Džanas Laidakas. Tuo momentu Kanehara turėjo teisę smūgiuoti. Ir Laidakas atrodo pratrūko. Pradėjo raginti Kaneharą jį atakuoti. Nežiūrint, kad Kanehara laikėsi dabar už ringo virvės, Laidakui vis tiek beveik pavyko permesti Kaneharą. Stojasi Laidakas, Kanehara atakuoja kojomis, pajuto sportininkai, kad artėja prie pabaigos šis susirėmimas. Paskutinius jėgų likučius dabar eikvoja kovotojai. 10秒 5秒 Ir dvikova baigta. Dvikova baigta, koks rezultatas. Atrodo, kad šioje dvikovoje pripažintos lygiosios, kadangi iki 0 nei vienas kovotojas neprarado taškų ir taip pat nei vienas iš jų nepasidavė, taigi lygiosios. Toliau programoje Bad News Allenas prieš Yoshihiro Takayama. 240パウンド高山義弘 Yoshihiro Takayama, 27 metų amžiaus, 196 cm ūgis, 110 kg svoris. Iš 10 kovų 2 pergalės, 7 pralaimėjimai, 1 lygiosios. Ir blogosios naujienos Allenas 46 metų amžiaus, 189 cm ūgis, 128 kg svoris. Imtynių veteranas, 5 kovos, 3 pergalės, 2 pralaimėjimai. Delikatus pasisveikinimas ir teisėjas duoda ženklą, nebandydamas daugiau kovotojų kantrybės, nes šie veržte veržėsi į kovą. Kol kas aktyviau kovojo Takayama, visaip dabar jis bandė smūgiuoti. Bad News Allenas, pajutęs kažką negerą, prisispaudė arčiau Takayamos, užkirsdamas tokiu būdu kelią Japonui smūgiuoti. Na, kovoti prieš Takayamą reikia turbūt laikytis tokios taktikos, būti labai arti jo,
nes jis gali smūgiuoti ir iš toli, kadangi turi labai ilgas kojas, ir taip pat iš vidutinio nuotolio jis gali jau smūgiuoti keliais, ir tai yra taip pat labai pavojinga. Tad naudingiausia blogosioms naujienoms Alenui, Bednius Alenui būtų glaustis visą laiką prie Takayamos ir bandyti jį parversti ant ringo. Iš įvairių distancijų kojams smūgiuoja Takayama ir pagaliau Bednius Alenui pavyksta užgriebti Takayamos kaklą, tačiau neilgam. Bednius Alenas parverčia Takayamą, užlipa ant jo ir bando užlaužti dešinę ranką. Stabdo dvikovą teisėjas, abu kovotojai atsirito iki ringo virvių ir labai atsargiai ir nenoriai, nepasitikėdami vienas kitu, išsiskiria Takayama su Alenu. Dvikova tęsiasi. Smūgiai kol kas nepasiekė tikslo. Bet Alenas sėkmingai parverčia Takayamą ant ringo. 18 kg sunkesnis yra Bednius Alenas ir matom ne pirmą kartą šioje dvikovoje jis naudoja labai įdomų veiksmą. Sugriebęs varžovą už rankų, pečiu visą savo masę trenkia į varžovą Bednius Alenas ir Takayama 2 kartus jau tokiu būdu buvo parverstas ant žemės. Kol kas Takayama neišnaudoja savo pranašumo, kurį jis turėtų, jeigu smūgiuotų. Atrodo, Takayama nusteigęs permetimui, tačiau neužteko jėgų. Ir įspėjamas dabar Takayama. Bednius Alenas visom 4 rėmėsi į ringą. Ir dėl to negalima buvo smūgiuoti jį esantį tokioje padėtyje. Ir vėl matom, 3 kartą tokiu būdu pargriauna Takayama Bednius Alenas. Tikslas pasiektas, tačiau gaus įspėjimą dabar Bednius Alenas, nes pirštu dabar grybštelė per akį Yoshihiro Takayamai. Kaip žinia, toks veiksmas yra draudžiamas bušido. Taip pat kaip ir smūgiai alkūne ir kumščiu. Įdomu tai, kad jau labai ilgai ne vieno taško neprarado kovotojai. Nors kiek dabar atkutęs Bednius Alenas. Keli aktyvūs veiksmai. Ir atrodo dabar Takayama neteks pirmojo taško ir netgi neteks teisės toliau dalyvauti šioje dvikovoje, nes Takayama šiame epizode paprašė nutraukti dvikovą apskritai. Bednius Alenas švenčia pergalę. Sėkmingas rankos užlaužimas ir Takayama atsisveikina, pripažindamas Bednius Aleno pergalę. Rėjus Lloydas prieš Yuko Miyato toliau programoje. 30分一本勝負を行います。アウト255パウンド、レイ・ロイド。Rėjus Lloydas iš Jungtinių Amerikos valstijų, jam 29 metai, jo ūgis 1,87 cm ir svoris 100 kg. Idealiai
tokie patys fiziniai duomenys kaip ir Marko Silverio. Viena kova ir vienas pralaimėjimas. Ir Juko Miato 177 cm ūgis, 91 kg svoris. Juko Miato biografija Bushido arenose yra tokia. 16 kovų, 3 pergalės, 13 pralaimėjimų. Taigi kol kas rezultatas -10 ir žiūrėsime, ar pagerins, sumažins šį neigiamą balansą Juko Miato šiandien. Rėjus Lloydas prieš Juko Miato. Juko Miato pradeda smūgiais. Vienas mažiausių Bushido kovotojų yra Juko Miato, žemiausių. Dažnai jam tenka kovoti prieš gerokai sunkesnius ir stambesnius varžovus. Kaip ir šį kartą. Rėjus Lloydas yra gerokai stambesnis, tačiau nepaisant to, Rėjus Lloydas jau pirmąją minutę patiria knockdowną. Galingai kojas smūgiavo Juko Miato, dar kartą šis epizodas užėmė kvapą. Kiek pavėlavęs po smūgio, taip pajuto Rėjus Lloydas ir dabar Rėjus Lloydas ieško vietelės, kur jis galėtų pasidėti Juko Miato. Tai vyksta ringo viduryje. Rėjus Lloydas suka Miato pėdą. Miato taip pat atsako skausmingų veiksmų, kieno kantrybė didesnė. Rėjus Lloydas nesugeba tęsti šio veiksmo iki galo ir Juko Miato sėkmingai kontratakuoja, užlaužia ranką. Penkiolika 11. Dar vieno taško netenka Rėjus Lloydas. Permetimas. Gan lengvai Juko Miato išsisuka iš tolimesnių amerikiečio pinklių. Dabar atrodo, Rėjus Lloydas neteks dar vieno taško. Koja pasiekė ringo virvę Rėjus Lloydas. Juko Miato jau paženklo nutraukti dvikovą, dar kiek palaiko amerikietį dėl viso pikto. Be abejo ir dėl to, kad šis sunkiau atsigautų po skausmingo veiksmo. Ir galima teigti, kad Juko Miato turi iniciatyvą, pranašumą savo pusėje. Vėl atrodo bus kebli situacija Rėjui Lloydui. Nelabai įsivaizduoja, kaip galima būtų išsisukti iš tokios padėties. O galima išsisukti kuliaviršių, gan sėkmingai. Jeigu dabar Rėjus Lloydas atsistos, gali būti permetimas. Patogi pozicija. Nepavyko. Juko Miato vėl imasi smaugti Rėjų Lloydą ir jam tai pavyksta sėkmingai. Nepavyksta amerikiečio atlikti ne vieną skausmingo veiksmo, Juko Miato labai lengvai išsisuka. Tempia dabar čiurnos raiščius Juko Miato. Rėjus Lloydas 5 šio susitikimo minutės priverstas galvoti vien apie tai, kaip išsisukti iš Juko Miato skausmingų veiksmų.
Ir pirmasis taškas, kurį iškovoja amerikietis. Labai tyliai ir ramiai Juko Obieto nusprendęs nebevargti čiumpa ringo virvę. Bus permetimas. Labai nevykusiai nusileidžia Juko Obieto. Arėjus Lloydas tradiciškai nesugeba pasinaudoti turėtų pranašumu. Ir atrodo Juko Obieto po permetimo vis dėlto atsidūrė knockdowne. Nors gali būti, kad Juko Obieto išsisukdamas iš Arėjaus Lloydo skausmingo veiksmo pajuto labai didelį skausmą rankoje ir dėl to atsidūrė knockdowne. Na ir truputį šaiposi Juko Obieto iš Arėjaus Lloydo, pasiūlė šiam smūgiuoti, tarsi parodydamas, kad tavo smūgiai man yra absoliučiai nebaisus, nes tu tiesiog to nemoki daryti. Vėl galingai drioksteli Juko Obieto ant žemės Arėjus Lloydas. Ir spyris į labai specifinę vietą, po kurios savo firminį smūgį šuolyje apsisukant, Juko Obieto siunčia į knockdowną Arėjų Lloydą. Nors Arėjus Lloydas yra gerokai stambesnis ir didesnis, už Juko Obieto atrodo, kad šiuo atveju Arėjus Lloydas yra pelės vaidmenyje, o Juko Obieto katino vaidmenyje, nes tarpais atrodo, kad Juko Obieto tarsi žaidžia su savo varžovu ir štai, ką dar sugalvoja Juko Obieto, jis permeta už save gerokai sunkesnį Arėjų Lloydą ir visiškai aklinai užlaužia šiam ranką. Arėjus Lloydas prašo nutraukti kovą, pasiduoda. Taigi puikiai Juko Obieto pergalė, nors prie žodžio puikiai tiktų pasakyti ir nesunki. Pagrindinė šio vakaro dvikova – Nabuhiko Takada prieš rusą Salmaną Kašimikovą. Japonijoje šis susirėmimas sukėlė didelį susidomėjimą ir buvo pavadintas pasaulio sunkaus svorio čempiono dvikova. 本日のメインイベント、プロレスリング世界ヘビー級選手権試合を行います。青コーナーより挑戦者サルマン・ハシミコフ選手の入場です。Salmanas Kašimikovas jūsų ekranuose.赤コーナーよりチャンピオン高田信彦選手の入場です。 Ir Nabuhiko Takada.ここで本日の特別立ち会い人をご紹介いたします。元 Taip pat į ringą kviečiami pagerbti ir ankstesni absoliutus pasaulio sunkaus svorio imtynių čempionai. Tai yra Danny Hodgesas,元 IWA 世界ヘビー級チャンピオンミスター ir Bilas Robinsonas.
国国歌吹奏。会場のお客様も国旗に向かいご起立お願いします。Dabar bus atliekami šalių himnai. 君が代の吹奏。続いてロシア国歌の吹奏。Tai buvo atlikti Japonijos ir Rusijos himnai ir dabar į kovotojus ir visus žiūrovus kreipiasi vienas aktyviausių bušido propaguotojų ir iš esmės bušido įkūrėjas, vienu metu turėjęs visus įmanomus Jungtinių Amerikos valstijų imtynių čempionų titulus, Lou Fešas. Ir jisai pripažįsta, kad ši dvikova bus labai įdomi ir tas, kas nugalės, bus absoliutus pasaulio sunkaus svorio čempionas. Taigi, Nabuhiko Takada prieš rusą Salmaną Kašimikovą. 60分一本勝負を行います。アウトが挑戦者元 IWGP ヘビー級チャンピオン270パウンドロシアサルマン・ハシミコフ。 Salmanas Kašimikovas iš Rusijos, 40 metų amžiaus, jo ūgis 1,83 cm, svoris 190 kg. Salmanas Kašimikovas yra buvęs 4 kartus pasaulio sunkaus svorio imtynių čempionu ir baigęs karjerą mėgėjų sporte perėjo į profesionalus imtynininkus ir šiandien stoja į dvikovą prieš absoliutų bušido čempioną Nabuhiko Takada. Nabuhiko Takada 184 cm ūgis, 100 kg svoris, taigi 90 kg lengvesnis už savo varžovą Nabuhiko Takada. Ūgis yra daugmaž panašus ir Nabuhiko Takada iš 19 kovų 18 laimėjo, vieną pralaimėjo Gary Albrightui.
Ir šiandien Nabuhiko Takados laukia grėsmingas varžovas, rusas, beveik 200 kg svorio Salmanas Kašimikovas. Takada Kašimikovas, kova dėl absoliutaus pasaulio sunkaus svorio čempiono vardo. Dvikova prasidėjo. Руки в кулак, кулак. Кулак, не разжимай пальцы. Ypatinga įtampa šiame susitikime kelia tai, kad abu varžovai absoliučiai nežino vienas kito. Ir matome, rusas eina amerikiečių keliais. Kaip ir amerikiečiai pirmą kartą pasirodė Bushido arenose, taip ir rusas Kašimikovas. Jiems didžiausias faktorius būna, netikėtumo faktorius būna smūgiai. Smūgiai, kurių jie nemoka gesinti, nuo kurių jie nemoka gintis. Ir štai Kašimikovas dabar atrodo yra savo stichijai. Gan lengvai jisai švystelė Takadą ant žemės. Pirmas skausmingas veiksmas ir pirmo taško netenka Takada. Dvikova tęsiasi. Vėl puikus Kašimikovo veiksmas ir vėl Takada ant žemės. Kašimikovas bando išskirti Takados rankas, tam, kad galėtų vėl atlikti skausmingą veiksmą. Takada kol kas sugeba išlaikyti surakinę savo pirštus. Ir tuo pat metu Takada imasi atsakomųjų veiksmų. Atrodo. Dabar jau Takada bandys atlikti skausmingą veiksmą. Kašimikovas nerizikuodamas, taip turbūt galima pasakyti. Koja liečia ringo virvę ir dvikova sustabdyta. 14-14. Takada kol kas niekaip neranda kelių, norėjau pasakyti, tačiau štai tas grėsmingiausias ginklas, kurį turi japonai, Nabuhiko Takada. Antras spyris į koją Kašimikovui ir šis atsiduria knockdowne. Rusui neįprasta kovoti pagal Bushido taisyklės, jis vis dėlto yra imtynininkas. Ir kol kas sunkiai susigaudo, kaip saugotis nuo tokių smūgių. Ir štai Kašimikovo atsakas. Kaip voras dabar visam kojam mataruoja Nabuhiko Takada. Kiek pasukiojęs, Kašimikovas drebia į žemę. Ir bandymas smogti, tačiau ne koja, ranka ar kaip nors, o visų savo kūnų dabar tėškėsi į Takadą Kašimikovas. Vėl Kašimikovas bando ir jam tai pavyksta, permeta Takadą. Takada net nespėja užimti geros pozicijos smūgiams kojomis ir rankomis. Kašimikovas tą supranta ir stengiasi nesudaryti tokios progos japonui, nes jau pats turbūt supranta, kad gintis nuo smūgių jam yra labai sunku ir neįprasta. Skausmingas veiksmas, Takada bandė užlaužti Kašimikovo ranką, nepavyko. Kašimikovas stojasi, atsistoja ir Takada. Takada gazdina. Takada gazdina Kašimikovą ir vėl smūgis. Kašimikovas visiškai negali gintis. Gerokai apsvaigęs Kašimikovas. Girdim, kaip Kašimikovo treneris ragina greičiau atsigauti rusą. Štai dar kartą šis epizodas. Takada galėjo netgi prisitaikyti, kurgi jam smūgiuoti. Visiškai rusas tuo momentu negalėjo gintis.
Ir abipusis skausmingas veiksmas ataka į kojas. Pavojinga Takados ataka. Rusas netenka dar vieno taško. Čiumpa ringo virvę. Ir man susidaro toks įspūdis, kad Kašimikovas nelabai užtikrintai jaučiasi šioje kovoje. Galbūt tai yra dėl jam neįprastų taisyklių. Jis visiškai nesugeba gintis nuo smūgių. Tai dar kartą įrodo Takada. Ir štai atrodo Kašimikovas įniršta. Ieško būdų dabar, kaip patogiau numesti Takadą. Kašimikovas. Galingas metimas, atrodo Takada buvo kiek prisitrenkęs, tačiau Kašimikovas neišnaudojo to. Ir gražus Takados veiksmas. Beveik 2 kartus už save sunkesnį varžovą permeta Takada ir Kašimikovas pasiduoda. Ta pati istorija kaip ir su Gary Albrightu. Būtent tokiu pačiu veiksmu buvo įveiktas Gary Albrightas kovoje dėl absoliutaus čempiono vardo. Ir Nobuhiko Takada vėl švenčia pergalę. Na, kiek apmaudu. Atrodo, kad rusas nesugebėjo apsiprasti su aplinka, apsiprasti su tokiom kovos taisyklėmis ir neparodė viso to, ką sugeba. O Nobuhiko Takada gan lengvai, vis dėlto gan lengvai įveikė Salmaną Kašimikovą. Pagrindinė priežastis. Rusas absoliučiai nesugebėjo gintis nuo smūgių. Na, Takadai Lufešas dabar įteiks absoliutaus pasaulio sunkaus svorio čempiono atributus – diržą. Štai jis. Tas Nobuhiko Takada. Takada iškovojo dar vieną garbingą titulą. Na, mes šiandien su jumis jau atsisveikiname. Kovas komentavo Vytaras Radzevičius. Iki.